Laida aktualijos. Sveiki, mėly malonūs Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsime štai tokia tema, ar reikalingas alkoholis degalinėse. Ir mūsų studijoje Nacionalinės alkoholio ir tabako kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Sveiki, daktare. Ačiū, kad atėjot pasidalinti naujienomis su Marijos radijo klausytojais ir iškart norėčiau klausti, kokios naujienos, kokia yra situacija, nes sausio 1, kaip ir turėtų įsigalioti nuo 2016 metų draudimas prekiauti alkoholiu degalinėse. Ir kai kas jau yra įvykę, tai norėtume, kad apie tai pakalbėtume, daktare Aurelijau. Aišku, ačiū labai, kad mes šiandien apie tai šnekamės, nes aš manau, kad žmonėms reikėtų žinoti šitos dalykus. Ir taip, kaip jūs teisingai ir paminėjot, 2016 metų sausio 1 dieną pagal įstatymą, kuris yra priimtas šiuo metu, degalinėse turėtų nelikti alkoholinių gėrimų. Ir visiškai nesenai 3 socialdemokratai, Požela, Palionis ir Šablinskas, 3 Seimo nariai, užregistravo pataisą įstatymo, kuria siekiama draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais degalinėse atidėti iki 2019 metų sausio 1 dienos. Ir situacija yra iš tikrųjų labai įdomi, nes bent jau kiek man tenka stebėti, kaip valstybėje yra priiminėjami šitie sprendimai, aš matau, kad tai tampa savotiška ar tradicija, o gal net ir aš galvoju, kad sąmoningų planavimų, kai svarstant kokią nors alkoholio kontrolės priemonę, yra pateikiami siūlymai, ką nors kur nors riboti, ką nors gerą padaryti, bet tie pasiūlymai yra priimami, sakykime, kad jie įsigalios po kokių 2-3 metų. Taip ir šitas draudimas, kuris dar tik turi įsigalioti, yra priimtas berods prieš 2 metus. Laiko buvo geri beveik 3 metai pasiruošti. Ir artėjant įsigaliojimo terminui prasideda veiksmas. Tai buvo su alkoholinių gėrimų reklamos draudimu, kai prieš pat įsigaliojant draudimą prasidėjo veiksmas ir buvo mestos didelės pajėgos, kad tas draudimas būtų atšauktas ir jis ir buvo atšauktas. Taip ir dabar prasideda veiksmai, prasideda iniciatyvos, kuriomis siekiama yra, šiuo atveju gal ne visiškai panaikinti draudimą, bet jį vėl atidėti 3 metam. Ir motyvų yra daug, kaip visada, visi labai protingi. Įdomu, kokie jie. Nes tos motyvus, kaip visada, įvardina tokie labai inteligentiški žmonės su kostiumais, gražiai pasipuošę, tai motyvai negali būti kvaili. Vienas iš tų motyvų yra tas, kad toks draudimas galimai diskriminuoja vieną verslo grupę ir neva tai apie tą diskriminaciją yra kažką tai pasisakiusi konkurencijos taryba ar kažkas tai panašaus. Aš bandžiau ieškoti iš viso kur nors viešoje erdvėje ar kur nors konkurencijos tarybos kokiu nors iš viso pasisakymą apie tai ir aš nieko neradau. Tai negirdėjau, kad konkurencijos taryba būtų ką nors apie tai pasisakius, bet to labai mažai tikėtina, kad jinai galėtų pasisakyti, nes alkoholio prekybos, kaip ir tabako prekybos klausimų Lietuva turi atskirus įstatymus ir jau dabar yra daugybė diskriminacijos. Visom prasmėm, kur negalima pardavinėti alkoholinių gėrimų, yra nustatyti visokie ten atstumai, yra nustatyta, kur negalima to daryti, pavyzdžiui, gydymo įstaigose, švietimo įstaigose ir panašiai. Žodžiu, yra daugybė visokių vietų numatyta, kur to daryti negalima ir tas niekada nekliuvo jokiai konkurencijos tarybai ir niekam šitie reikalai netrukdydavo. Tai vienas toks niuansas. Aišku, man teko girdėti visiškai nesenai interviu su berods Statoil įmonės darbuotojų profsąjungos atstovu, kur buvo minimi tokie visokie įdomus dalykai apie tai, kad toks draudimas pažeistų galimai konstituciją, berods 46 straipsnį, nes pagal konstituciją yra numatyta, kad valstybė ten skatina ūkinę ekonominę veiklą ir taip toliau ir panašiai. Tai galiu pasakyti, kad tai yra visiškai netikusi pastaba, atgyvenusi ir žmogaus, kuris visiškai nesigaudo, nei
nei toj pačioj konstitucijoje, nes dar 97 metais Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, galima tą išaiškinimą rasti, kad valstybė neprivalo aklai skatinti visų ūkinių ekonominių veiklų ir privalo atsižvelgti šalies gyventojų gerovę. Ir tada kaip tik ir buvo svarstama ir ten apie reklamos draudimus, ir apie įvairius ribojimus. Ir yra labai aiškus išaiškinimas, kad valstybė turi teisę tą ūkinę veiklą riboti, jeigu jinai pradeda trukdyti Lietuvos gyventojų sveikatai, pradeda trikdyti socialinę gerovę ir panašiai. Ir valstybės pareiga yra ginti žmonių teisę į sveiką aplinką. Toj pačioj konstitucijoje tvirtinta. Dabar kitas argumentas, kaip visada irgi labai rimtas, tai yra tas, kad degalinė kai kuriuose kaimiškose vietovėse yra vienintelė vieta, kur galima nusipirkti alkoholio. Tai Seimo nariai susirūpino, kad jau jeigu neliks degalinėje alkoholio, tai kaimo gyventojai kažkurio gali likti iš viso negėrę. Ir kaip taip gali būti, žinoma, reikia pasirūpinti, kad jie galėtų pagerti. Ir visom prasmėm reikia pasirūpinti, kad jie galėtų išgerti. Na, man tas pasakymas taip pat yra nesuprantamas, nes... Atsiprašau, ar yra degalinėse tuose kaimuose duona prekiaujama? Ne, ten apie duoną... Kur tada žmonės perka duoną? Nežinau, patys gal kepa. Seimo nariam duona nelabai rūpi, jam iš tikrųjų nei duona, nei makaronai, nei pienas tiek smarkiai nerūpi kaip degtinė kaimo žmogui. Ir yra tikrai labai įdomi situacija, kai yra sakoma, kad jeigu ten nebus galima nusipirkti, tai labai išauks nelegali prekyba. Vat apie tą nelegalią prekybą mes galim truputį nuslysti šoną, nes vėl reikėtų žinoti keletą skaičių. Tokių labai praktiškų, kuriuos įvardina ir patys degalinių operatoriai ir jų ten asociacija, kad degalinėse parduodama iki 2% alkoholinių gėrimų. Tai galvoti, kad 2% pardavimo sumažėjimas labai smarkiai padidins šešėlinę rinką, yra švelniai tariant keista. Kitas dalykas, įstatyme yra labai aiškiai parašyta, kad įstatymo tikslas yra mažinti bendrą alkoholinių gėrimų suvartojimą, taip reguliuoti pačią tą prekybos rinką, kad vartojimas mažėtų. Tai jeigu tie 3 Seimo nariai sugebėtų kokiu nors stebuklingu būdu įrodyti, kad leidimas prekiauti alkoholių degalinėse mažina vartojimą, vat kaip nors mažina, tai ta priemonė gal ir būtų prasminga, tas atidėjimas iki 2019 metų. Dabar aš abejoju, kad jiem pavyktų kokiu nors būdu įrodyti, kad leidimas prekiauti kur nors alkoholiu mažina jo prieinamumą ir vartojimą. Gal ketinama ruošti statymą, kad būtų prekiaujama tik degalinėse? Tada gal pradės mažinti? Gal būtų labai gerai. Tarp kitko yra užregistruota pataisa, vadinama alternatyvi pataisa, kur vėl ten nuo 19 metų tam tikro stiprumo alkoholis būtų parduodamas tik specializuotose parduotuvėse. Bet man šitas visiškai nepatinka, todėl kad aš čia nematau jokių alternatyvų. Puikiausiai šitą priemonę gali įsigalioti, o vėliau nuo 19 metų dalis alkoholio gali persikelti tas pačias specializuotas parduotuvės, nes tas alternatyvų kūrimas ten, kur tų alternatyvų nereikia ir priemonė gali įsigalioti. Aš nelabai suprantu prasmę, čia yra kažkokie tai žaidimai, politiniai jėgų žaidimai, kur žmonės, aš suprantu, gal gerų norų vedini, kitą kartą eina į kompromisus, kurių visai nereikia. Ir tiesiog reikėtų tas priemonės, kurios jau yra priimtos, paimti ir atstovėti. Ir dabar visa šita situacija vystosi taip, kad aišku yra pasitelkiama dabar jau ir profsąjungos degalinių darbuotojų ir yra sakoma, kad bus atleidžiami žmonės. Ir aš norėčiau priminti tokią įdomią istoriją, kuri Lietuvoje vyko 2009 metais. Kai buvo svarstomi draudimai prekiauti alkoholiniais gėrimais naktį. Tai yra, kai buvo galvojama, kad reikėtų naktį vis dėlto alkoholinį gėrimą nepardavinėti mažmeniniai prekybai, tas, žinoma, buvo pritaikyta visiems, ir degaliniam, ir kitom ten parduotuvėm. Tai tuo metu Statoil kompanija parašė laišką Lietuvos Respublikos vyriausybei, kurioje ten
paaiškino, kad jeigu Lietuva pribos prekybą alkoholiniais gėrimais naktį, tai jie ten turės atleisti darbuotojus ir panašiai. Ir įdomu tai, kad tą laišką tada pasirašė Lietuvoje dirbęs direktorius, Norvegas Statoilo, ir tas paskatino mus iš tikrųjų parašyti Norvegijos žurnalistam ir paklausti, ar čia yra normalu, kad užsienio kompanija tokia, kuri tuo metu tarp kitko priklausė Norvegijos valstybei, tai buvo valstybinė kompanija. Dabar jau jinai yra kažkam parduota. Ar yra normalu, kad grasina kitos šalies vyriausybei darbuotojų atleidimais, žinodami, kad ta valstybė turi labai daug bėdų su alkoholinių gėrimų vartojimu, kad daug yra neblaivių vairuotojų ir žinodama, kad jų pačių šalyje prekyba degalinės alkoholiniais gėrimais nevyksta. Ir ten ažiotažas Norvegijoje kilo labai didelis. Ir ten ir laikraščiai parašė, ir buvo apklausta ten jų vadovybė Statoilo vietoj. Ir ten viešai Statoilo vadovas Norvegijai viešai atsiprašė Lietuvos. Norvegijai. Ar kas nors yra girdėję Lietuvoje apie tai? Norvegijoje atsiprašė. Taip, Norvegijoje atsiprašė Lietuvos už tai, ką jie išdarinėjo čia pas mus. Už visus šitos laiškus ir parašė, ir ten ir buvo tai pasakyta, kad tokių dalykų neturėjo jokiais būdais vykti. Negalima spaust šalies, kuri priiminėja tokius sprendimus, siekdama saugoti savo piliečių sveikatą ir gyvybę. Ir dar buvo toks įdomus dalykas. Norvegų žurnalistai negalėjo patikėti, kad pas mus degalinėse prekiaujame alkoholiniais gėrimais, prašė atsiųsti nuotraukų. Tai siuntėm ir nuotraukų, nes jiems buvo sudėtinga patikėti, kad gali tai būti, kad degalinėje yra parduodami alkoholiniai gėrimai. Šiandien istorija vėl kartojasi. Tik dabar yra daroma gudriau, jau nebe patys degalinio operatoriai kažkurie tai atskiri bando čia kažką tai pasakyti. Dabar jau yra įkurta jų ten asociacija, kuri, tam tikrą prasme nukrauna tą gėdą ir nešlovę nuo kažkokio vieno operatoriaus, kuris jau išlystų ir kalbėtų, kas tai bebūtų, kokia kompanija, kuri supranta, kad gali susilaukti neigiamo visuomenės vertinimo ir visai nesunku, kai yra 3 degalinės pakeliui, kažkuria nesukti ir nevažiuoti. O žmonių tokių Lietuvoje netaip mažai pasirodo yra, kurie atsižvelgia į visokius politinius dalykus, vienur pilasi, kitur nesipila degalų, nes tos kainos labai panašios yra. Tai dabar jau asociacija kalba apie tai, kad tas draudimas yra diskriminuojantis, pažeidžiantis ir panašiai. Ką diskriminuojantis? Šitą verslo grupę. Ir dabar jau yra pasitelktos profsąjungos. Jau dabar profsąjungos aiškina. Bet verslo grupė degalinės ar alkoholio prekybos? Ne, degalinės. Gamintojus. Kad degalinės yra diskriminuojamos. Šia prasme, pritaikant tokį draudimą. Dabar jau profsąjunga sako, kad bus atleista vėl daug darbuotojų. Ir man užkliuvo toks besiklausant vienas labai įdomus skaičius. Buvo paminėta, kad tuo metu, kai buvo apribota prekyba naktį, buvo atleista 20% darbuotojų degalinėse. Tai man labai įdomu, kaip čia taip gaunasi, jeigu ten ta alkoholio prekyba degaliniai, jų pelno ten toj struktūrai sudaro tik apie 2 gal kažkur tai procentus, kaip jie patys sako. Tai kaip čia taip atsitinka, kad 2% sumažėjus pardavimam atleidžiama yra 20% darbuotojų? Tai čia su matematika galai tiesiog nesueina. Ir jeigu tie darbuotojai ir buvo atleisti, tai tikrai ne dėl to, kad nebuvo galima prekiauti alkoholio naktį degalinėse. Ir kitas klausimas būtų toks, o kiek priėmė, kai pradėjo prekiauti dešrainiais degalinėse? Išsriuba, ar priėmė daugiau darbuotojų? Jeigu priėmė, nes dabar degalinės įvairiais dalykais prekiauja, kokiom ten buitiniam prekiam, prekiauja kai kuriais ten gėrimais ir nealkoholiniais, užkandžiais visokiais, saldumynais ir panašiai. Tai turi ką veikti degalinės. Ir iš tikrųjų, kas yra įdomu, kad nežinau, kaip čia taip atsitinka, kad tas Statoilas vis išlenda ir išlenda. Nes aš tai laikiau vieną iš tokių rimtesnių kompanijų, kurios labai gražiai tarp kitko aptarnauja ir klientus ir man labai patinka važiuoti ten, lankytis. Taip. Bet Statoilas buvo padavęs Estiją teismą, tiksliau Talino berods ten savivaldybei teismą, nes ten buvo sprendimas neleisti prekiauti degalinėse stipriaisiais gėrimais. Tiesa, Estijos aukščiausiasis teismas tą ieškinį atmetė ir pripažino, kad valstybė tokią teisę turi. Tai reiškia, diskriminavimą leido. Ir dabar tas diskriminavimas iš viso labai įdomiai skamba. Tai aš galiu sakyti, kad maisto prekių parduotuvės yra diskriminuojamos, nes juose neleidžia pilstyti benzino ir dizelio.
Kodėl jos yra diskriminuojamas? Tai gal jos susigalvotų ir pilstytų ten pieno skyriui visiems, kam reikia benziną, dizeliną. Kodėl tik degalinės gali prekiauti šitais visais produktais? Dabar išskirtinumas. Kodėl negalima apskritai visur viskuo išskirtinai prekiauti? Ginklais. Aš galiu sugalvoti daug visokių dalykų. Kodėl visur visko neleidžiama pardavinėti? Tai ta diskriminacija, iš tikrųjų labai keistai ir kvailai skamba. Ir tas prekiavimas alkoholiu degalinėse pirmiausiai yra siejamas su padidėjusia rizika dėl žmonių, kurie ten važiuoja tikrai ne pačios geriausios formos pirkti alkoholinių gėrimų. Ir nežinau, kas ten per segmentas lankosi, nes man pačiam dažnai tenka lankytis degalinėse. Aš dažniausiai, kada matau žmonės perkant alkoholį, tai yra ryte pagiriom, kai suvažiuoja žmonės ten važiuodami pro šalį, kas nėra gerai, kai žmonės važiuodami į darbą užsipirkinėja alkoholinių gėrimų. Pakeliui, kaip jie sako, yra patogu, labai gerai, tai gal nebūtų pakeliui, gal nereiktų pirkti alkoholinių gėrimų pakeliui į darbą. Kitas dalykas, kada ten žmonės važiuoja, tai kai jiem pritrūksta paprastai alkoholinių gėrimų. Ne šiaip žmonės, kurie planuoja savo ten kažkokią šventes, išgėrimus, paprastai tais gėrimais pasirūpina iš anksto ir tikrai ne degaliniai. Nes degaliniai nėra taip labai jau ir pigu tos gėrimus pirkti. Ir tai yra toks pakankamai specifinis segmentas ir labai įdomiai yra aiškinama, kad tai, bet ir į parduotuvę važiuoja, gali atvažiuoti ten prisigėrę žmonės, gali atvažiuoti. Bet parduotuvė paprastai nėra ta vieta, kur važiuojama pilti ant degalų ir panašiai. Yra visiškai kitas tikslas, visai kita paskirtis. Ir nebūtinai ten mašina yra važiuojama, į degalinę paprastai ir važiuojama ir automobiliu. Ir dar toks buvo įdomus išmestas koziris tų Seimo narių, kad degalinėse ir taip yra padidintas dėmesys ir žodžiu labiau ten yra žiūrima į neblaivius vairuotojus ir panašiai. Gerai, kad jis yra padidintas tas dėmesys, bet tas visiškai nepaaiškina, kam ten reikia pardavinėti tos alkoholinius gėrimus. Koks yra tikslas? Sakoma, ten ir taip viskas filmuojama ir panašiai. Tai mes nesiginčiam, kad degalinėse galbūt yra ir filmuojama dėl kitų tikslų. Matyt, ne dėl alkoholio ten yra filmuojama, tiesiog, kad žmonės prisipylė degalų, neišvažiuotų nesusimokėję ir panašiai. Tai aš net nebejoju, kad jie gal ten ir prižiūri, ir pasaugoja, bet tai yra prieinamumo klausimas. Kur tie alkoholiniai gėrimai yra ir kam jie yra reikalingi degaliniai. Nes man tai vienintelė mintis, kuri ateina į galvą, paaiškinti, kodėl alkoholis turi būti degaliniai, tai yra tas toks, esat gal girdėję tokį personažą Saulėną, kuris sakė, kad degalai, alus alinė, tai degalinė. Žodžiu, čia vienintelis toks logiškas paaiškinimas, kam reikalingas alkoholis yra toj vietoj, kur yra prekiaujama degalais. Ir kam ten reikia žmonėm įpirkti. Tai aš suprantu atsigėrimus, kur žmonės keliauja, važiuoja, sustoja degaliniai ir nusiperka, sakykime, užkandžių. Arba nusiperka gėrimų, kurie nėra alkoholiniai, ar ten nusiperka kažkokį tai saldumyną. Dabar alkoholinių gėrimų mašinui netgi atkimštų vežti negalima. Jų negalima vartoti salone. Kokia yra prasmė pardavinėti tokioj būtent vietoj? Kai iš tikrųjų tai... Tas negalim turbūt nelabai veikia, negalima, kiek yra tikrinama, kiek... Aš manau, kad pakankamai žmonės disciplinuoja šitie dalykai, nes sustabdžius, jeigu... Tai nespecialiai ten tikrinama yra, bet jeigu yra važiuojant pamatoma, kad žmonės ten matosi kitą kartą pro langus, kad ten butelius kiloja ir geria, tai aš manau, kad policija sureaguoja ir turbūt, kad žmonės tas drausmina. Bet tiesiog žinant, kad automobilį vartot negalima, nelabai aišku, kam reikia. Dabar tas aiškinimas apie kaimus, kad ten nelik žmonėm, kur nusipirkt gert. Tai turbūt paskutinis čia yra dalykas, kuriuo labiausiai reikėtų rūpintis kaime. Yra parūpinti daug ir gerų vietų, kur žmonės galėtų atsigerti alkoholinių gėrimų. Ir kaime pirmiausiai žmonėm matyti kitų dalykų reikia. Jiem reikia, kad jie galėtų pasirūpinti darbu, pasirūpinti pajamom, pasirūpinti kitais dalykais ir mažiau sudarinėti sąlygas kaime gerto. Mūsų politikam panašu, kad yra toks supratimas, kad alkoholis yra neišvengiamas
Ir netgi buvo tokių pasvarstymų krizės metu, kad jį reiktų atpiginti, nes žmonės nebesugeba įpirkti, nes praranda pajamas ir, žodžiu, per brangų pasidarė gerti, reikia papiginti alkoholinius gėrimus, kad žmonės galėtų įpirkti. Tai šiuo atveju rūpestis yra labai panašus. Ir aš manau, kad degalinėse tokių prekių kaip alkoholiniai gėrimai būtų labai prasminga ir protinga atsisakyti. Ta sako ir policijos pareigūnai, matydami ir stebėdami. Man yra tekę ne vieną kartą bendrauti ir su degalinėse dirbančiai žmonėm. Ir jų pačių teigimu, tie, kurie važiuoja ypatingai vakarais į degalinę, tai važiuoja ten dažniausiai ne degalų pirkti ir atvažiuoja visokie tikrai probleminiai žmonės ir, kaip sakoma, mes labai jau ten atidžiai prižiūrim. O ką gali ta viena moteris, kuri dirba palikta degaliniai, su krūva chuliganų, kurie atvažiuoja pirkti alkoholinių gėrimų, ką jinai atsisako parduoti tos gėrimus? Dažniausiai ne. Ir jinai bijodama nukentėti, bijodama kažkokiu konfliktu, jinai tos gėrimus ir pardavinėja. Ir aš tai nelabai suprantu profsąjungų požiūrio, nes alkoholiniai gėrimai degaliniai, ypatingai vakare, padaro šitas vietas papildomo pavojaus zonom tiem patiem darbuotojam, kurie ten dirba. Nes žmonės suvažiuoja atitinkami, jie važiuoja vedini tam tikrų paskatų ir ten dirbantiems žmonėms turbūt mažiausiai norisi bendrauti su nespėjusiais dagert arba pritrukusiais klientais, kurie visom prasmėm yra konfliktiški. Maža to, kad jie yra išgėrę, dažniausiai tai ir su pinigais visokios problemos jiems kyla ir panašiai. Tai man atrodo, kad žiūrint netgi ir į darbuotojų saugumą, tose pačiose degalinėse dirbančių žmonių saugumą, tos pačios profsąjungos ir savininkai turėtų pagalvoti, kad ar tikrai ten yra vieta pardavinėti tokius gėrimus ir ar jų nereikėtų atsisakyti. O ką daryti vietoj to? Tai vat kaip jūs ir paklausėt, ar degaliniai galima duonos nusipirkti. Tai jeigu tai yra toks verslo taškas, kur kaime veikia kaip parduotuvė, tegul pasiūlo tokių dalykų, kurių žmonėm tikrai būtinai reikia ir be kurių negalima gyventi. Ir aš žinau bent vieną degalinę, tai tikrai kur važiuojant ir sustojus galima nusipirkti tokių rimtesnių maisto produktų. Ir pieno produktų stovi šaldytuvai, tai ten nelus sudėtas, jie susidėjo ten sviestą, sūrį, susidėjo pieną. Ir žmonės, kurie atvažiuoja ten gal užsipilt kurą, jie gali nusipirkti tuo pačiu metu ir kai kurių ten maisto produktų. Tai pirmin, kodėl visų šitų dalykų nedaryti? Bet kodėl būtent taip įsikibė į tą alkoholį degalinės? Kas čia yra? Kodėl tikrai yra įvairių galimybių, ką žmonėm galima pasiūlyti? Kodėl būtent alkoholis? Kas juos taip motyvuoja prekiauti būtent alkoholiu degalinės? Nežinau. Neturiu jokio atsakymą. Ir vis tiek nėra tokio noro nugirdyti žmonės. Vis tiek kažkokia kitokia motyvacija, manau, yra. Aš manau, vienintelė motyvacija yra pinigai. Bet pinigus galima uždirbti ir iš pieno, ir iš duonos, iš kitų produktų. Matyt, degalinių savininkai galvoja, kad žmonės nepirks tenai tų kitų produktų. Ir kitas dalykas... Bet į kaime nėra daugiau parduotuvės, vienintelė parduotuvė degalinė. Nejaugi nepirks. Aš manau, kad pirktų. Yra tiesiog, matyt, nepaskaičiavimai ir nelabai supratimas. Yra dar vienas niuansas, dėl ko gali būti, kad tą alkoholį stengiamas išlaikyti. Tai aš tą pastebėjau gal ne tiek degalinėse, kiek daugiau dideliuose prekybos centruose, kur yra daromas didžiulės nuolaidos parduodant alkoholį žemiau už savikainą. Ir man ilgą laiką buvo labai neaišku, tai kaip čia taip yra, kaip apsimoka verslininkui pardavinėti alkoholinius gėrimus mažiau už savikainą. Kaip čia taip, kokia čia prasmė yra? Darytos už pardavimus labdarą, čia užsiminėt, dalint vos ne už dyką. Tai pasirodo, kad paaiškinimas yra visiškai paprastas. Žinant, kiek Lietuvoje yra tų probleminių vartotojų, tokiu būdu yra pritraukiami klientai pirkti kitas prekes. Tai alkoholis čia yra kaip narkomanui dozė. Jisai, žodžiu, yra padėtas toj vietoj, kur va šitie visi probleminiai atšliaužia iki tos vietos, o šalia to nusiperka ten kokį dešrigalį, nusiperka dar ką nors ten kokios ar užkandos, ar užgert, ar galų gale ten kramtomą gumą vaikui. Nusiperka 4 bambalius, apverkia, kokia valdžia yra bloga, kad vaikam knygų neperka ir nuperka kramtomą gumą vaikui. Tai va šitie veikėjai tokiu būdu pritraukia vartotojus, kurie ten dar kažką tai perka, papildomai. Ir čia jau aš žiūrėčiau tam tikrą vis tiek piktybiškumą. Žinant, kad valstybei tų žmonių, kurie turi problemų su alkoholio vartojimu yra daug,
ir mes esam tarptų pirmaujančių šalių pagal alkoholinių gėrimų suvartojimą. Tokiais būdais viliuot klientus, man atrodo, mažiausiai neetiška yra. Ir tai yra labai trumparegiški dalykai. Kitas dalykas, aš labai nesuprantu kitų sričių arba grupių verslininkų. Nuoširdžiai nesuprantu. Kai jie stoja visų šitų alkoholinių gėrimų gamintojų pusėn ir pradeda tą ginti kaip įprastą verslą, man nuoširdžiai neaišku, kaip tie žmonės susigalvoja tą daryti. Nes jokiam kitam verslui, išskyrus pačius gamintojus, didelis alkoholio vartojimas yra nenaudingas. Nė vienam. Nes visiems kitiem gerintis darbuotojas yra baisus nuostolis. Didžiulė rizika, baisus nuostolis ir labai neapsimokantis dalykai. Tai kame ta nauda? Tai niekame. Nauda yra tik tai tiem. Kodėl tada taip daro? Tai aš negaliu paaiškinti, aš nesuprantu, kodėl protingi verslo žmonės, kurie sugebėjo uždirbti didelius pinigus, pasidaryti didelius verslus, kodėl jie stoja šitų žmonių pusėn. Čia kažkoks keistas solidarumas gaunasi. Jie galvoja, kad bet kokį verslą, bet kokią kainą reikia vis tiek paimti ir apginti. Visi tie investuotojai, visokio forumai ir panašus dalykai, jiegi gina, stoja mūrų už šitas visas pramonės, kurios didelė dalim atveju yra netgi ne Lietuvos pramonės. Ir keista yra, kai tie patys verslininkai paskui sako, mes nerandam darbuotojų. Nes ten labai daug žmonių yra prasigėrę. Tam pačiam kaime, kur reikia rasti tvarkingą darbuotoją. Man teko šnekėti su vienu ūkininku, sako, mes samdom autobusą, kad traktorininką atsivežt per tos pagrindinius darbus, kad ten artų, mokėtų valdyti kombainą. Vežam iš kito rajono su autobusu. Darbuotojus pas mus nebėra jau. Ir šitais aš suprantu žmonėm ir rūpinasi mūsų valdininkai, kurie sako, kad jeigu kaime neliks ką gert, tai bus tragedija. Bet sakoma paprastai, kodėl štai taip vengiama tą prieinamumą alkoholio mažinti. Pagrindinis motyvas būna, tada bus pilstukas, kontrabanda, todėl didinkim prieinamumą, kad nebūtų. Kad sveiką alkoholį gertų. Taip. Kokia yra iš tikrųjų padėti su ta kontrabanda, su tuo padirbtų alkoholiu, pilstukais visais ir taip toliau. Gal čia yra kažkoks nežinojimas? Su kontrabanda vėl yra atskira ir įdomi istorija. Ir Seimo nariai paprastai klausosi tokių kabutėse ekspertinių institucijų kaip Laisvos rinkos institutas, kurie tos kontrabandos skaičius arba nuo lubų nukabina, arba pasiima iš alkoholinių gėrimų gamintojų. Ir man puikiai žinoma, kaip sugebėjo suskaičiuoti nelegalaus vartojimo didėjimą tie patys gamintojai, kai buvo krizė ekonominė. Jų teigimu tada nelegalaus alkoholio vartojimas ten išaugo 30%. Kai kažkas jų paklausė, iš kur jūs tą skaičių gavot, tai tiek sumažėjo pardavimai. Tai jie nusprendė, kad tiek, kiek sumažėjo pardavimai, tai tiek viskas ir nukeliavo į kažkokį šešėlį ir panašiai. Tai jokie aiškinimai apie tai, kad tai yra neteisybė, Seimo narių ausų niekaip nesugeba pasiekti. Ir yra paskaičiuota pagal mirtis nuo kepenų cirozių, kad bendras tas neapskaityto alkoholio kiekis tam bendram kontekste siekia maždaug 6%. Tai yra nedidelė dalis alkoholio yra tikrai realiai kontrabandinio, pilstukinio, padirbto arba namuose pagaminto. Mes tiek daug išgeriam legalaus, kad tas egzistuojantis nelegalus jis yra labai labai nedidelis. Ir kitas dalykas, aš noriu žmonėm gal paaiškinti dar tokį vėl visiškai, turbūt 1-3 klasės tokį matematinį dalyką, kurio nesuvokiant, matyti yra labai neaišku, iš kur čia atsiranda tie kontrabandos vartotojai. Tai dabar įsivaizduokim, kad mes turim 5 ir 10 geriančių žmonių. Tai vienu atveju, jeigu mes turim 5 alkoholį vartojančių žmonės, tai vienas iš jų prasigers ir taps asocialus. Iš tų 5 vienas. Jeigu mes turim 10 alkoholį vartojančių žmonių, jau 2 žmonės prasigers ir taps asocialus. Tai dabar ką aš to noriu pasakyti? Kuo mes didesnį padarom prieinamumą tų legalių alkoholinių gėrimų ir išauginam vartojimą tų žmonių, kurie nėra prasigėrę, tuo didesnė dalis žmonių ilgainiui prasigeria, praranda darbą, praranda pajamas ir tampa tos juodosios rinkos vartotojais. Tais, apie kuriuos čia nuolat politikai kalba. Ir kas liūdniausia, kad tie patys Seimo nariai, kurie taip jau labai rūpinasi čia tom nelegaliom prekybom, rūpinasi, kad nebūtų šešėlio, dažniausiai šitas problemas kabutėse sprendžia vėl su gamintojais. Susisėda prie stalo ir kartu su gamintojais sprendžia, ką čia padaryti, kad nebūtų nelegalių
alkoholinių gėrimų, srautų, nebūtų šešėlio ir panašiai. Tai kai tiem žmonėm pabandai paaiškinti, kad jūs ir šiandien negalit pasakyti, kiek tie patys legalūs gamintojai pagamina gėrimų ir kur juos padeda, tai niekas panašu, kad nesupranta. Nes nėra jokio būdo patikrinti, kur, kiek ir kaip pagamino tie patys legalūs gamintojai ir kur padėjo tos gėrimus. Nes nėra jokio mechanizmo. Anksčiau ten būdavo sovietmečių tokie griozdiški visokie, skaičiuodavo, pavyzdžiui, kiek ten grūdų nupirkta, kiek ten dar kažko tai. Ir kai valstybė čia viską valdydavo ir būdavo viskas viena galva ant viršaus. Ir ta galva norėdavo žinot, kur kiek dingsta ar nedingsta, turėti tiesiog informaciją savo rankose. Tai tada skaičiuodavo. O dabar valstybė neturi jokių galimybių pasakyti, kiek kuris gamintojas ko pagamino ir kur realiai padėjo. Tik tai tuo atveju, kai jie jau atiduoda į didmeną, kai deda banderolės ten, kurios yra reikalingos, tai tada kažkokia atsiranda tokia bent minimali apskaita. Ir galų gale gaunasi taip, kad tie patys, kuriuos reikia prižiūrėti ir kontroliuoti, jie ir sprendžia, kaip tą padaryti. Ir kuo labiau jie kišasi ir sprendžia, tuo baisesnė situacija. Su alkoholiu ta situacija dar nėra tiek tragiška, bet su tabaku jinai yra tikrai bloga. Ir Lietuvoje tabako gaminių yra pakankamai daug nelegaliai atvežtų ir neapmokestintų. Ir ten tabako gamintojai labiausiai ir reiškiasi visur. Per visus galus. Moka premijas policininkam ar muitininkam ten už sulaikytą kontrabandą. Tai dabar įsivaizduokit, jų iš esmės veiklą kontroliuoja ir jinai moka premijas. Čia kaip nusikaltėliai. Patys dirba ir patys moka premijas tiem, kurie juos pagauna. Ir vėl pas mus viskas labai gražu atrodo. Vėl niekam nekliūva, nei tie susitarimai visokie, nei sėdėjimai prie bendro stalo. Ir tai, kad legaliem gamintojam labai apsimoka, kad tos nelegalios prekybos nebūtų, yra tik dalis tiesos. Jiem tik iš dalies apsimoka. Apsimoka tik toj vietoj, kur ta nelegali prekyba pakeistų jų prekių įsigijimą. Tai ten jiem iš tikrųjų apsimoka. O visais kitais atvejais nelabai, nes nelegali prekyba jinai didina prieinamumą, augina vartotojų skaičių ir ilgainiui ir tų legalių prekių yra paimama ir nuperkama. O tad kokios dabar perspektyvos dėl sausio 1-osios, kad būtų uždrausta jau, kad įsigaliotų įstatymas, ar kad atidės tą įsigaliojimą, kaip Jūs manot? Ir gal dar piliečiai kokiu nors aktyvumu galėtų prisidėti, kad vis dėlto neatidėtų to įstatymo įsigaliojimo? Dabar stadija yra tokia, kad yra įstatymo pataisa pateikta ir jie yra pritarta po pateikimo Seime ir yra duota eiga ir bijau dabar sumeluoti, kuris komitetas, berods ekonomikos ar kažkuris tai iš tų yra paskirtas pagrindiniu komitetu. Tas man rodo, kad greičiausiai, kad ta pataisa bus priimta, nes net nesveikato žmonės šitą klausimą svarsto, tai yra net Seimo sveikatos reikalų komitetas yra paskirtas pagrindiniu, kuriam yra siūloma aptarinėti šitos klausimus, bet į tą yra žiūrima iš ekonominės perspektyvos, tai yra vėlgi iš pardavėjų ir gamintojų pozicijų. Ir savaime aišku, kad jiem neapsimoka toks draudimas. Jeigu jiem jisai nedarytų jokios įtakos arba būtų labai neutralus, jie nesistengtų atšaukinėti tokių pataisų. Dabar dėl kažkokių iniciatyvų ir intervencijų, tai jas visada yra labai sveika daryti. Rašyti Seimo nariam, reikalauti, kad toks sprendimas nebūtų priimtas, tai prašyti, kad draudimas įsigaliotų, nes jau mes ir taip esam trečia šalis pagal tą suvartojamo alkoholio kiekį pasaulyje ir mums mažiausiai reikia galvoti, kaip švelninti kažkokias tai sąlygas. O kaip yra degalinėse Europoje? Yra visaip, yra visokių pavyzdžių. Iš tikrųjų pačių įvairiausių. Ir vienur galima, kitur negalima. Skandinavai jie garsėja tai savo griežtesniais tokiais reguliavimais, bet šalių tikrai yra pačių įvairiausių. Pavyzdžių galima rasti visokių. Bet ne visos šalis turi tiek bėdų, kiek mes turim. Ir mums reikėtų mažiau gal žvalgytis į kitas šalis ir galvoti apie save, nes mes turim tikrai didelę bėdą. Ir mums reikia galvoti, kaip tą alkoholį patraukti toliau nuo žmonių akių ir ypatingai iš tokių pavojingų vietų, kur tai sukelia papildomas problemas. Tai aš tikrai siūlyčiau visiems, kurie esat sąmoningi, parašyti savo nuomonę Seimo nariam. Nėra taip labai sudėtinga susirasti juos Seimo puslapį. Ten yra jų ir elektroniniai paštai nurodyti. Parašykit bent jau savo išrinktam Seimo nariui, parodykit, kokia yra jūsų nuomonė apie tai.
Galų gale labai rekomenduočiau parašyti tiem 3, kurie registravo pataisą. Tai yra mano minėtiem socialdemokratam, tai Požėlai, Palioniui ir Šablinskui. Ir tiesiog pakomentuoti ir parašyti, ką jūs galvojate apie prekybą alkoholiniais gėrimais degalinėse. Nes žiūrint mokslo ir sveikatos prasme, tai toks draudimas būtų prieinamumo ribojimas, fizinio prieinamumo ribojimas ir tai yra laikoma efektyvia priemonė mažinti tą bendrai suvartojimą. Ir žinoma, kad tai nepaveiks turbūt prasigėrusių žmonių visiškai, bet paveiks tą dalį žmonių, kurie dar galima paveikti ir kurie negavę toj vietoj nusipirkti. Kurie neprasigers. Neprasigers tiesiog ir netaps tos nelegalios rinkos vartotojus, kurią čia mes taip labai norim sutvarkyti ir sureguliuoti. Ačiū labai, gerbiamas daktarė Aurelijau, malonus klausytojai, girdėjote aktualijų laidą. Joje dalyvavo Nacionalinės alkoholio ir tabako kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Buvo kalbama apie alkoholio prekybą degalinėse mūsų tėvynėje Lietuvoje. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui. Jūs girdėjote laidą Aktualijos.